prastas. Iš tiesų tai buvo prieš daugiau nežinau, per 2,5 metų gal. Nuėjau šiaip į tokią paprastą Rusio sporto salę ir tenais mėgėjiškai kažką žmonės bandė atkartoti, kaip šitas sportas. Ir tiesiog aš tuo metu tiesiog eidavau kilnoti svorių ten, šiek tiek fitneso, dar kažko. Ir man tai buvo labai juokingai, tie visi prisitraukimai, ratu ir ten laksto daro, bet ką ten šokinėja per dėžį, ten atsigula, atsikelia. Juokinga buvo žodžiu. Man buvo neįdomu, aš ten savo sportavau ir vieną kartą buvo ten kažkokios varžybėlės vidinės to klubelio ir, sudalyvavau. Tai žodžiu, po pirmo rato ten buvo, nežinau, kažkas su volbolais, prisitraukimais, boksdžempais. Žodžiu, po pirmo rato miriau aš ten atsigulęs ir buvo šakės. Tada mane tai užkabino, galvoju, velnis čia ir visai nieko, žinai, yra ką veikti. Ir tada pradėjau po truputį kažką domėtis, sportuoti. Atsidarė brasą ir tada atėjau čia. Aišku, ten pačiam klube ir su Paulium susipažinau, tai tenais jisai tuos įvadus įnešė. Crossfito ir tada buvo viskas okei. Pasikeitė iš tiesų, raumenų masė nukrito. Bet pagerėjo ištvermė gerokai, pagerėjo kūno funkcionalumas, gebėjimas atlikti kai kuriuos dalykus, kurių anksčiau turbūt negalėdavau. Iš gimnastikos pusės, jėga padidėjo, tiesiog toks. Ir kūnas ir savijauta bendra daug geresnė, nes kai tiesiog eini į sporto salę, kažką ten pakeli, pasportuoji, tai, nežinau, o čia sportuojant šitą sportą, tai tu toks jautiesi, bet kaip, nežinau, ta Reebok reklama Be More Human, žinai, tai tiesiog toks ir jautiesi more human, kad visko daug daugiau gali padaryti. Nežinau iš tiesų. Nėra tokio vieno pratimo, kuris kažką apibrėžtų, tai tiesiog reikėtų imti kažkokį workoutą, kuris susideda iš kuo daugiau tų pratimų, kad žmogus pamatytų ir suprastų, kas tai yra, nes kažkuris vienas pratimas gali labai pakeisti požiūrį neigiamą pusę žmogaus, tai jis turi tuo pirmus susipažinimu platesniu kampu visą šitą pamatyti. Iš tiesų galvojau, kad galbūt yra kažkoks kitoks workoutas, bet visai nesenai dariau, net neatsimenu kaip vadinasi, jisai Amanda berods, ten kur yra muscle-upai ir snatchai. Tas workoutas turbūt yra geriausias. Miegot mėgstu ir valgyti. Jo. So I get high, tell myself the pain ain't real. But without pain, so I sing, ain't got no fear. Gal labai liūdnai nuskambės, bet kažkaip nesidžiaugiu. Kol kas dar kažkokių pasiekimų tokių. Neskaitau, kad turiu kažkokių pasiekimų. Viskas dar ateityje turiu tikslų ir tikiuosi jau kada nors pasieksiu. And I sing it for the people till I'm gone. That's why I'm a leader. Šiaip, tai nėra labai svarbus dalykas muzika, bet man asmeniškai patinka rami muzika. Nes čia yra toks sportas, kai ramybės ir taip nėra ir intensyvumas pakankamai aukštas, tai rami muzika padeda širdies ritmą mažesnį palaikyti. Geriau žmonėms tada žinoti.